Sakiau, kad ne aš. Tu dar kartą nusižiūrėk, aš tave čia vėl nugrausiu. Liaukai sakau. Turėk rūmą, pavelnių! Atsuk tu nuo jo! Tu pats pasiaiškink, kas čia vyksta. Kas man dabar čia vyksta? Jeigu tavo manimo viską padarė Gizas. Kas vyksta, jeigu... Kažkokia tai podstava, jis ne vienas turbūt dirba. Sakau, tu turėk rūmą! Gerai, pasitraukitės. Duok tą telefoną. Mar, eik į vietą! O jūs. Šypsokis. Viskas turi. Ką jis padarė? Išsiuntė foto parašė, turim Gizą. Marka, ją būtina, tai buvo susiklyst! Vasilė, tu baigsi su savo saviveiklą vieną kartą, gerai? Ir nustok manyt, kad už visus geriau viską žinai, ką? Gerai, dar pasižiūrėsim, patys pas mane ateisit ir manęs atsiprašysit. Pamatysit, kieno tiesa bus. Pamatysit dar. O Jėzau, tai kas dabar bus? Kas bus? Vat susiklysom. Grina nesąmonė, absurdas su tuo. Gizu. Neatrašo? Nieko kol kas. O ką jam į tą nesąmonę atrašyti? O, Jėzus, aš vėluoju. Kur vėluoji? Į baseiną. Į baseiną? Dabar? Taip. Tu nebijai? Ne. Tu lankai baseiną? Taip, aš lankau baseiną. Dar nėra tokios paslaugos, kad baseinas mane lankytų. Tai aš lankau baseiną. Dėl nugaros. Daugiau klausimų bus? Ką su šituo daryti? Nu, šitą palaikykim čia. Tu prasme, čia? Taip. Kur čia? Nu čia, kur burokus laikom. Girdėjai, stokis. Užtiek sėdėti. Dar noriu pasidėti. Tu, ko tu nori, stokis, sakau, tik tais judam. Davai. Va čia mes burokus laikom. Sėsk. Seniai, nu kam čia to reikia? Aš čia ne prie ko. Nugi pats matei, kas su tais susirašinėjimais gavosi. Okei, tyli. Gerk. Nu, ką tu? Kaip matai? Tik ką prisidirbai, kad čia atėdė? Pats nesuprantu. Nesupranti. Aš nors situaciją nepatenkintas, bet labai puikiai žinau, už ką aš čia. Man šitie debilai aiškina, kad aš čia viską susukau. Kad tu su Vika Kamilę nušautum. Ir Keinį su Koganu užsakiau. Tu čia rimtai? Rimtai. Bet aš tai čia ne prie ko. Nu, aš tai suprantu, kad tu čia ne prie ko. Čia smegenų reikia turėti, kad taip sugalvoti. Nu, nieko asmeniško. Viskas gerai. Aš ir pats suprantu, kad tokio plano nesugalvočiau. Bet kažkas sugalvojo. Man visiškai galva neišneša. Čia rimtai. Tu su Viktorija Kamilę nušovai. Bet aš tai čia ne prie ko. Nu, aš tai suprantu, kad tu čia ne prie ko. Čia smegenų reikia turėti, kad taip sugalvoti. Nu, nieko asmeniško. Viskas gerai. Aš ir pats suprantu, kad tokio plano nesugalvočiau. Bet kažkas sugalvojo. Man visiškai galva neišneša. Čia rimtai. Tu su Viktorija Kamilę nušovai.
Supratau. Gali nieko nesakyti. Blin, mes taip ir lauksim nežinia ko. Taip, prašau. Ne, negaliu. Ne. Gerai, jeigu trumpai. Gerai būsiu. Iki. Klausyk, pasakyk tėvui, kad aš greitai grįšiu. Varom, paieškosim, ką nors valgyti. Neturiu apetito. Davai, tik tais nesėdėsi čia viena man. Prigalvosi kokių nesąmonių paskui. Nu, kur mes einam, ką? Nu, pamatysi. Į rūbų parduotuvę, ne? Ne parduotuvę, o butiką. Taip pat žinai, kaip aš tokių vietų nemėgstu. Dar trenktis į Kauną čia dėl kažkokio butiko. Ne kažkokio butiko, o mano draugų butiko. Oi. Pamatysi jokio streso, nesipanink, davai, žinai. Nežinau, butikas, ne butikas, vis tiek parduotuvė. Davai, davai. Nu, va, sakiau, jokio streso, ne? Sakei, sakei. O tau kaip jausmas? Išeiti iš butiko, niekas savo nenusipirkus? Nu, keista, žinau. Jeigu čia būtų ne vien moteriški drabužiai, tai būčiau prasinešęs. O, tikiu, žinok. Palauk. Auštantis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų, kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Akmenis podiumas, motinų apverkti. Labadiena. Išvažiuot norėčiau. Gerai. Lauk. Žinokit, aš labai skubu. Gerai, gerai. Laukiu. Aš labai atsiprašau, tik keliom minutėm.
į vieną įstaigą, jūs iškart paskambinot. Labai atsiprašau, dovanokit man. Ne, tai jūs man dovanokit už nekantrumą, galėjaugi palaukti. Aš į baseiną skubu. A, jūs baseiną lankot? Taip, dėl nugaros. A, Šiaip tai aš visai sveikas. sveikata labai gerai. Tikrai labai vertinu. Aš irgi norėjau lankyti baseiną, bet laiko stoka. Tiesiog gal pritruko motyvacijos. Klausykit, aš kaip ir šioks toks baseino ekspertas, gal galėčiau jūs pakonsultuoti baseino klausimais prie kavos? Kviečiate į pasimatymą mane? Ne, nu ką jūs, grinai darbinis susitikimas, baseino klausimais. Tai paskambinkit man. Kokiu numeriu paskambint? Mano numerį turit. Atleiskite. Išsiblaškęs. Aišku. Aš Roberta. Aš Fredas. Paskambinkit man. Viskas tvarkoja. Susimk, Roberta. Viskas tvarkoja. Viskas tuoj baigsis. Susimk. Šimta vieta ilgai laisva nebūna, ne? Kas tu toks? Jis neseniai tavo vietoj sėdėjo. O, matau, čia galima greitai išvergo to prižiūrėtojų. Nei tu vergas, nei aš prižiūrėtas. Aš kaip tik skaičiau, kad žiauriausi prižiūrėtojai būtent tie, kur anksčiau vergais buvo. Klausyk, Asilė, užsikiš gerai. Aš jūsų išgelbėt atėjau. O tu pats neveikit šitą debilą, neapsidžiaugs, kai pamatys. Dėl manęs tu mažiausiai jaudinkis. Ačiū tau, seniai, ačiū. Net neįsivaizduoju, kaip atsidėkoti. Aš už tai įsivaizduoju. Ateis laikas, mes jums paskambinsim. Kas ten dar viršūnė? Nežinau, Koginas, man atrodo, išvažiavo. Levis su kažkuo šnekėjo. Tai kur susiruošėt, berniukai? Valera, kad tu čia? Gerai, varykit tik tai. Aš nieko nežinau, nieko nemačiau. Ačiū. Ačiū, Valera. Dabar varom greičiau. Ei, o tas bičias vežimėlį. Viskas su juo gerai. Jisai nieko nepožins. Aš tau sakau, viskas su juo gerai. Čia rimtai. Einam greičiau, aš jūs pavešiu iki miesto. Negaliu aš greitai. Džiaugis, kad iš vis galėjai. Davai, greičiau.
Tai mes čia tipo vėl draugaujam? O tai tipo mes buvom kažkada nustoję? Nu, nežinau, nu. Realiai tai kaip ir ne, nu, bet faktiškai tai kaip ir jo. Nu, bet Facebook'e statusas tai tas pats, draugavom, niekas nepakeitė jo dar iki šiol. Tai oficialiai ir nebuvom išsiskyrę. Aš teisininkė, patikėk manim. Visų pirma, tai tu ne teisininkė, o teisės studentė. O visų antra, tai parašyk savo diplominį, gerai? O aš ne dėl diplominio mokaus, aš dėl žinių. Dėl žinių. Facebooko teisės ekspertė. Ką tik nesakyk, kad nori šopintis. O tai kad pats parodė, kad visai smagu. Man, žinai, dar batų reikėtų. Klausyk, o davai kitą kartą, ką? O davai, mes susitinkam vakare, ką? Aš kažkaip norėčiau visai vieną ramiai pasivaikščioti. O tai tu nebijai čia viena vaikščiot, po to, kai viskas čia tau įvyko? Gi nesėdėsiu aš užsidarius namie visą gyvenimą, ką? Nu, tai gerai, o ką aš veiksiu? Nu, nežinau. Sugalvok, ką nors naudingo. Naudingo. Mhm. Okay. Jo, gerai. Klausyk, aš tau perskambinsiu, gerai? O, patadukas, draugas. Slimas, sveik. 100 metų. Nu ką? Op. Ne, baig. Aš jau ramesnis, ne kaip šūliai. A, ne? Nu, Ramesnis. Tai gal ir su panom ramesnis? Nebelakstai paskui kelias vienu metu. nu turiu draugę, žinok, dabar normaliai viskas su juo. Tai jo, žinau, šitas tavo draugis. Vieną dieną vieną, kitą. Seniai. O, geras. Nu, čia kita kalba, klausyk, tada sveikinu. Nu, ačiū, bet žinai, dar palabiškai reikia, kad pasakytų taip. O tai klausyk, kiek jūs jau laiko kartu gyvenat? Nu, negyvenam dar kartu. Geras. Tu lauki. Ką, žinau, yra chata, žinai, mieste viską Vilniui, bet nu, turiu tipo sklypą, nežinau, žinai, galvoju gal kažką pasistatyti. Toks. Seniai. Nežinau, čia kažkoks likimo ženklas, kad mes susitikom. Ašgi moduliniais namukais užsiemu. Turim tai. Nu jo. Va, kaip tik porą baigiam statyti. Nori? Galima važiuoti, parodysiu. Čia toli? Ne, čia prie pat. Davai, varom, nu. Man.